Dabar prisijungsiu mokytojo vardu. Jo aplinka yra šiek tiek kitokia, jisai turi daugiau galimybių negu moksleivis. Taigi įvedame vartotojo vardą ir slaptažodį, spaudžiame mygtuką prisijungti. Ir štai čia jau matome kitokį vaizdą. Norėdami žaisti, kaip ir moksleivis, žaidimus arba su jais susipažinti, reikėtų spausti štai šį mygtuką, žaisti žaidimus. Ir atidaro mums lygiai tokį patį langą, kaip ir prieš tai matėme, ką turėjo moksleivis. Tai šito galime nenagrinėti, nes tai yra viskas tas pats. Grįžtame į mokytojo aplinką. Šioje aplinkoje mokytojas gali pirmiausia sukurti prisijungimus savo moksleiviams, kuriuos jisai nori matyti. Taip pat jis gali matyti jau sukurtų moksleivių rezultatus ir jis taip pat mokytojas gali užpildyti anketą, pateikti savo nuomonę apie mokomuosius žaidimus. Taigi apie viską iš eilės. Norint sukurti naują vartotoją, būtina įvesti su žvaigždute pažymėtus laukus. Tai yra sukurti vartotojo vardą, tarkime įvedu mokinys 2, galima naudoti raides, galima naudoti skaičius, pabraukimą, slaptažodį įvedame, pakartojame slaptažodį. Kiti laukai yra neprivalomi, tačiau pageidautini, tai yra nurodyti, kokia bus lytis, koks yra moksleivių amžius, kadangi jūsų moksleiviai mokosi lietuvių kalbą, jūs pasirenkate kalbą, kuri automatiškai matote yra lietuvių, tačiau jeigu tai būtų kitos šalies moksleivis, jisai galėtų pasirinkti būtent ir kitas kalbas, kuriomis yra sukurti žaidimai. Toliau nurodoma klasė. Klasės yra reikalingos tada, kai jūs turite daugiau moksleivių ir norite atskirti, būtent sugrupuoti tuos moksleivius pagal tas klases. Kai, tarkim, jūs turite 1 ar 2 moksleivius, tas gal nėra aktualu, bet jei jūs turite 30 ar 40 moksleivių, tarkim, jūs norite juos atskirti ir po to lengviau išsifiltruoti, tai tada galima sukurti klasę. Šiuo atveju pas mane yra 1 klasė, mokytojas, aš galiu priskirti šitai klasė. Ir spaudžiame mygtuką pridėti. Matote, atsirado antrasis mokinys, kuris priskirtas klasiai mokytojas. Dabar, norėdami matyti moksleivių rezultatus, šiuo atveju mokinys 2 dar neturi jokių rezultatų, nes jisai tik dabar buvo sukurtas ir nieko dar nežaidė, spaudžiant mokinys 1, jo vardo, ir matome, kad štai atsirado galimybė peržiūrėti jo rezultatus. Matote mygtuką rezultatai. Jį paspaudus atidaro langą, kuriame yra pateikti visi žaidimai ir, kaip matote, yra tam tikros spalvos. Juoda spalva rodo, kad moksleivis tą žaidimą jau žaidė ne mažiau kaip 2 kartus. Melsva spalva rodo, kad moksleivis 1 kartą pabandė žaisti tą žaidimą. Jeigu pilka, dar tas žaidimas nėra išbandytas moksleivių. Tai čia galima pasižiūrėti bendrai, kuriuos žaidimus moksleivis jau yra žaidęs. Taip pat galima mokinio rezultatus, kai jau prisijungia ar ne, peržiūrėti būtent konkrečiai paspaudus jo rezultatai. Ir tada matoma, kaip prieš tai jau rodžiau, kokie to moksleivio būtent yra konkretūs rezultatai su atskirais žaidimais, kokie pasiekimai, kaip jam sekėsi žaisti, kaip jisai darė klaidas.
Toliau, kaip jau minėjau, galima mokytojas ir prašome labai tie, kurie dalyvausite testavime, užpildyti mokytojo anketas. Tai yra pasakyti savo nuomonę, kaip šie žaidimai, ar jie tinka. Gal jūs turėsite kokių idėjų patobulinimui, pastabų, gal kas nors nėra visiškai tinkama jūsų manymu, per sudėtinga arba kaip tik per lengva moksleiviams. Taip prašome išsakyti savo nuomonę ir užbaigę anketą paspauskite mygtuką pateikti. Grįžtu atgal į vartotojai langą. Čia dar galite rasti pagalbos lauką, kai kyla klausimų pildant jūsų informaciją apie moksleivius, apie jūsų kūrimą. Ir jeigu jūs paspaudžiate mygtuką žaisti žaidimus, aš jau jį esu paspaudusi, jūs taip pat galite mokytojo anketą rasti ir su raide paspausta T, tai yra teacher, mokytojo anketa, tai yra ta pati, kurią jūs galite užpildyti ir pareikšti savo nuomonę būtent taip pat apie žaidimus kaip ir moksleiviai. Taigi linkiu sėkmės testuojant žaidimus, laukiame jūsų atsiliepimų, linkiu sėkmės ir sėkmingo išbandymo žaidimų.